Labadiena visiems, ką šiandien turiu tokį aparatą, kas atpažįsta iš karto. Aprilė skuteris 850 kubikų, 840 tiksliau. Tai biškį papimpint, daug čia neįsiplėsim, nelabai čia yra ką apie jį. Tai toks vienas iš didesnių kubatūrų, tai jo klonas yra irgi šitas Aprilė SRV 8PM ir yra klonas Gilera GP 800. Tai iš esmės tas pats, tik tai atrodo tenai kitaip. Tai pasičia uždėtas siliponas Arrow, nepilnas, tiesiog čia iki čia, aš taip suprantu. Toks montavimas labai įdomus, pirmą kartą matau. Ant tokios plokštelės kažkokios. Žodžiu, tai, iš esmės, nėra jie labai tokie super patikimi, kaip pasakyti, modeliai, bet tikrai, manau, mėgstamas net ir Lietuvoje, kaip pasakyti, tipo egzotika, jo. Bet tikrai žmonės turi šitos modelius. Esu daręs Andino, tai pirmą kartą darau šitą. Tai galvoju, biškį pafilmuosiu bendrą info tokiai. Tai porą kartų esu daręs EcoFlashą, 2 gal 3 kartus. Tai aišku, be skuterio vietoj ten geriausia kažkokią rezultatą išpešti. Niuansų yra tikrai. Pas jį prieaugiai minimalus, iškart pasakysiu. Kažkokių super prieaugių tikrai nesitikėkit. Pas jį ką galima padaryti, tai šiek tiek kūrą pareguliuoti, kuris yra gamikliškai gana neblogas. Max galios turiuomenį pykę. Tai iš kūro daug neišpešia. Jokių gudrų sistemų nėra. Kaip pasakyti, gazas trosas. Yra ten kažkoks sport režimas, bet ten esmės jisai nieko jis ten nekeičia. Sport, ne sport. Turiuomenį, kas liečia maksimalią galią. Tai čia suprantat, kad nėra šitos sankabos, čia nėra stabdžių rankenėlė, čia automatas, kaip pasakyti, ne? Bet su grandinė. Paskaitus būna diržas, ten variatorius, tarkim, jo, o čia grandinė yra. Tai žodžiu, ką aš čia dariau su jo? Pažeminau temperatūrą ventiliatoriaus šiek tiek, kad vėsiau dirbtų. Kūro sistemos korekcijos minimalios. Ir kitas dalykas, top speed limiteris. Jisai tikrai gali važiuoti daugiau greičiau. Aišku, ant kelio neaišku, kiek jisai čia važiuos. Pažiūrėjau skaičius, kiek jisai čia parodė ir kiek yra, ta prasme, kiek deklaruoja gamintojas, tai pas yra, realiai dabar yra žymiai mažiau. Bet šiek tiek porą arklių vis tiek pavyko išpešti. Tai gal pliusas bus, nežinau, manęs dažniausiai prašydavo, kad didesnis top speedas būtų. Tai top speedas pas jį buvo 180 Andino, o po korekcijos yra 205 kažkas tokio, 200-205. Tai kam reikia tokio greičio, manau bonusas yra. Daugiau kaip ir nežinau, ką čia apie jį pasakyti. Šiaip smagus, minkštas, užkūrus tikrai taip sportinis, aišku, čia katalizatorius, manau, viskas yra galimai, bet toksai, sodrus, tylus garsas, manau, ant kelio jisai tikrai plaukia, tai nes jisai yra, tikrai nemažas, nepaprastas skuteriukas, tai su kuo palyginsiu, nežinau, Tamaxu, Yamahos, ten 5 šiam kokie irgi tokie bajavi. Tai jisai toksai, kiaulė biški. Bet, manau, keliauti su juo kažkur, taip net ir ilgesnį atstumą tikrai būtų patogu. Gazą minkštai priema, žodžiu. Tai kas tokį turit, norit kažką minimaliai pakoreguoti, galit visada kreiptis, žodžiu, tai kaip ir sakiau, kažkokių didelių skaičių nesitikėkit, neaišku net ir kiek su ten pilnu išmetimu kažkokį jisai parodytų iš savęs, bet, nėra jis patikimas, kaip pasakyti, tas motoroleris, tiek motoras, tiek pats jisai bendroj sumoj. Tai turbūt einam prie skaičių, čia reikėjo biškai kitokio priėjimo korekcijai dėl to, kad RPM signalas
Čia kaip yra ne kojinė, ne rankinė dėžė, o automatas. Tai korekcijas buvo biški kitų principų daromos, čia be RPM signalo, dėl to, kad čia galima jį pasimti, bet nematau aš čia prasmės, labai daug ardymų, tai aš biški kitų principų čia viską tą dalyką padariau. Tai va, turbūt tiek žinių. Buvo šiam 4, dabar yra šiam 7, nu, važiavo jisai trumpiau, dabar važiuoja toliau, gale, kaip pasakyti, nekrenta. Nu, iš tų top speedų nuėmimų prasme yra tada tik tai, kada jau po piko, ta prasme, ribotuvas, kai yra, kad gale nekrenta, ne? Yra, kurie programuotojai būna programuoja ir nukelia ten tą ribotuvą, kaip pasakyti, ir apsukų, nu, visiškai be prasmės. Dėl to, kad mocas jau nuo piko, jisai krenta į apačią, tai koks tikslas nukelinėti dar tą ribotuvą, kad tu važiuotum dar į didesnę duobę. Nu, nėra prasmės. Šitas birbalas, žodžiu, ribotuvus nuėmus, jo gale, kaip pasakyti, nekrenta, jisai dar traukia tikrai, tai iš to pliusas tikrai yra. Tai va. Tai va, toks tas pridalėtas, žodžiu. Tai kas liečia tos automatus visokius, nu, automatai, motociklai vienas niuansas, bet motoroleriai biškai kitą temą, čia daugiau reikia su jais žaisti, žodžiu. Man kas labai nepatinka motociklas, nu, ardymas irgi ten būna tų plastikų visų dalykų, bet sorry, kaip nekenčiu aš motorolerių, nu, čia yra, nežinau, baisiau nėra, prie ko nors prieiti, tai čia nežinau, viską reikia išardyti, čia prieik prie akumo. Akumas yra, tarkim, mane, čia prieimas, ok, diagnostikos jungtis, pavyzdžiui, jo. Let, aš čia jos neradau. Jinai turi būti čia kažkur prie akumo. Ar ten už akumo, kažkur manualą radau, nieko aš čia neradau, tas jungties. Žodžiu, nusiėmiau čia priekį, kompas stovi priekį. Tiesiai per kompą padariau aš čia visus tos dalykus. 10 kartų būtų greičiau, manau, ta prasme, 10 kartų greičiau gavosi, negu čia ardyti, neaišku, ko ieškoti. Tai nesuprantu to dalyko fiškę padaryti, čia kažkur išvesti, kad jinai būtų ant tokių, kodėl ne, kam čia reikia tokių nesąmonių. Toliau prieiti ten prie, žodžiu, ne, viskas, nekalbam daugiau čia apie jį. Iš esmės, važiavimui tikrai jisai smagus, kas liečia kažkokį remontą ar dar kažką, man nepatinka. Tai vat ką, šiam kartui turbūt tiek žinių, tai davinėsim ir lauksim kažkokio atsiliepimo. Aišku, žmogus čia naujas pirkinys, jisai sakė, turėjo prieš tai tokių ne vieną. Tai dabar jisai jį nusipirko, kiek jis jį pratestavo, nežinau, nes man atvežė iš, prasme, tiesiai pardavėjas iš savo serviso, aptarnavo ir atvežė man. Žmogus net nebuvo čia, jis turbūt pats tik tai atvažiuoja savo chodu pasimti. Tai vat, turbūt ką šiam kartui tiek žinių ir paka visiems.